Labadiena Color nariai, čia su jumis Robertas ir mes šiandieną mokysimės, kaip reikia daryti motion tracking tarp After Effects. Mes paprasčiausiai pasimsime kompoziciją, kuri juda ir bandysime nustatyti mūsų kokį nors objektą tam tikroje vietoje, kad bejudant mūsų kompozicijai vis tiek mūsų ši kompozicija nejudėtų. Tai pasirenkam Tracking Options ir čia mes matome Tracking panelį, kurioje yra keli mygtukai. Mes ją galime pasirinkti per Window Managerį. Susikuriam naują Null Object ir dabar priskiriam Track Motion, paspaudžiam Track Motion ir atsiranda mums šis kvadratukas. Šiame kvadratėlyje yra dar vienas kvadratukas, praplečiam truputį mes tracking pointą, tai yra didesnis kvadratukas ieško didesnės pozicijos, o mažesnis kvadratukas žiūri būtent tą tašką, kurį mes nustatėme. Geriausia nustatyti atskaitos sistemą, kuri geriausiai matosi, tarkim baltas atspindys ar tam tikras taškelis, nustatom būtent, kad jis yra toje vietoje. Štai. Nustatysim dabar kur nors ant atspindžio dėl to, kad nėra kitos atskaitos sistemos. Štai mes čia padedam. Ir dabar mes galėsim sutrakinti visą mūsų kompoziciją. Po kiekvieną frame atskaitys ir nustatys buvimo vietą. Spaudžiam Edit Target ir nustatome savo layerį kaip mūsų null objektą. Gerai. Ir dabar, aišku, mums reikės spausti peržiūrėti ir mūsų After Effects tracking pointą dalins po frame'ą. Štai, turi praeiti visą kompoziciją. Gali šiek tiek užtrukti. Jeigu kompozicija turi daug frame'ų, tai siūlau persikonvertuoti į mažiau frame'ų, į mažesnį greitį, nes labai daug užtruks, kol po kiekvieną kadrą mūsų... Na, aš čia prasukau ir mes dabar gavome tokį judesių kelią ir dabar mes tą judesių kelią priskirsime mūsų null objektui. Štai mes turime visą mūsų judesių kelią. Pasirinkam dabar mes pasirinksime Apply, aišku, mes turime jį išsaugoti. Ir pozicija X ir Y, dėl to, kad mes judame tik tais X ašimi ir Y ašimi, mes nejudame trijose dimensijose. Pasirenkam OK ir dabar mūsų null objektas yra priskiriamas būtent šiam mūsų kompozicijos keliui. Matome, kad kiekvienas kadras uždėtas kiekvienoje pozicijoje. Kiekvienas kadras turi savo keyframe'ą. Kiekvieną raktelį, kaip čia sakoma. Ir dabar mes tą visą poziciją priskirsime savo kokiam nors objektui, savo kokiam nors darbui. Pavyzdžiui, dabar užrašysime mes, na nežinau, gal kokį nors tekstą pabandymui, kad atskirti. Rašom motion tracking. Pasirenkam kokį nors gal šriftą didesnį, aš nežinau, kad būtų matomas jisai, kad būtų logiška kas nors. Padarome šiokį tokį dizainą, kad atrodytų estetiškiau. After Effects. Gerai. Truputį sumažinsime. Ir mes dabar ką visą tai darysime, tai mes priskirsime būtent šiam After Effects mūsų tekstui, pozicijai, spaudžiame P. Atsiprašau, čia dabar mes padarysim opacity 50, kad būtų estetiškiau. Ir mes dabar visą tą reikalą, visą tą poziciją mūsų tos After Effects užrašo poziciją susijęsime su mūsų null object pozicija ir pasižiūrėsim, kas gaunas. Paspaudžiame ir tempiame mūsų pickwick, vadinasi, tą liniją ir priskiriame jam mūsų null objectui. Va, taip tempiame ir priskiriame mūsų null objectui. Ir dabar turėtų mūsų visa kompozicija judėti su mūsų užrašu, su liktais frame'ais, kokiais jie yra pastatyti.
Taip. Matome dabar, kad mūsų kompozicija išlieka vienoda su lyg mūsų užrašu. Taigi, Ecolor nariai, čia su jumis buvo Robertas ir sėkmės bedarant šią kompoziciją.